prasme, jo žingeidumas, kai mes einam, greituoju būdu apsidairom ir nusprendžiam, kad mums ten jau viskas aišku, arba nebeįdomu, arba daugiau mažiau, tarkim. Tai vat vaiko įėjus į aplinką žvilgsnis yra fantastiškas. Nu, ta prasme, jis yra tiek sodriai imlus, kad mes jau, vat, nu, ką aš prašau įjungti iš tikrųjų, tai būtent tokį žvilgsnį, kad tyrinėti kitus. Tai yra tai, kad, nu, tai yra dalykai, kurių mes kitaip ir nepaimsim, jeigu mes nesijungsim to vaikiško sodrumo. Nes, nu, tu gali pažiūrėti, maždaug žinomas aktorius, šitą irgi žinau, mes šabloniškai žiūrim. Nusprendžiam pagal tai, kai jau žinom. Ir nebėra to tokio nuotykių tyrinėjimo pasaulio, nes mes jau kažkur savo nusprendėm giliai, kad mes jau čia daug ką žinom, ištyrinėjom ir nėra čia ko labai apkrauti dalykai save ir varginti. Bet iš tikrųjų, tai kiekviena aplinka verta dėmesio, tyrinėjimo, kiekvienas žmogus yra toks, kuris ten yra visas pasaulis.